Šiandieninėlis rytas, atsidarau Facebooką ir tenais postai pasidalinti, reiškia, mano pažįstamų draugų, taip sekėjų. Jau žiūriu, kalba apie žvaigždynus astrologinės, reiškia. Ir ten pasakoja, kaip žvaigždės išsidėstysios, Jupiteris, Nakšatros, reiškia, Saturnas ten koks nors sugrįžta, ateina, išeina, įeina. ir aišku, yra tam tikras periodas, mūsų veikia planetos, viskas tvarkoja, jos veikia. Bet, reiškia, ką duoda, aš pagalvojau, šitas perskaitimas, kad čia, įėjo kažkoks tai Saturnas, kažkokios tai išėjo mėnulis, užtemimai, kažkiek tai ta informacija galbūt, bet ką jinai realiai duoda? Praktišką, ką duoda. Ten sužinot, kad tam periode bus kažkas tai blogumai, sunkybės, pasiskaito žmonės ir kas toliau, Aišku, praktinių tokių veiksmų ten būna, kad, elgtis ramiai, kaip nors ten, nepanikuoti, bet žmonės faktiškai jie, pastebėjau, pamiršta tą, paskaito tuo metu, pagalvoja, čia taip. Ir faktiškai, toliau gyvena pagal situacijas, pagal aplinkybės, kas jau gaunasi, tas gaunasi. Tai realiai, jos veikia karma, jos veikia aplinkybės ir esmė, kad pasižiūri ten laikų pilna, kaip sakant, šimtai, patenkinti, žmonės skaito, vau, ačiū, čia dėkui. Aš galvoju, kodėl? Ir tokios naudos realiai iš to, realiai nėra, tik tais mentalinė tam tikra. Ir faktiškai žmogus turėtų spręsti tokį klausimą, kaip pakilti. Tai yra gamtos dėsniai, gamtos gūnos. Tai reiškia, mus veikia. Tai yra normalu, tai yra gamtos dėsniai, jie veikia ir jie visą laiką buvo ir bus faktiškai. Tai užtemimai, tai koridoriai, tai dar kažkokios planetos išėjo. Tai yra tiesiog gyvenimas, tai yra gyvenimas, natūralu. Ir ką noriu pasakyti, kad yra priemonės, žmogus turi labai ypatingą galimybę, turi intelektą, turi dovaną. Kokią dovaną? Tokią, kad jis gali iš to išeiti, išsivaduoti. Tai yra vadinama nirgūna, galima pakilti iš gamtos gūnų. Bet kažkodėl tai, aš turiu grupę, tai yra bhakti joga su Tamal Varan. Vedu pamokas, už dyką, paskaitas, medituojam rytą susisėdė, į ką jūs galvojat, susirenka 10 žmonių kažkur panašiai, ar ne? Ir kiek te domina iš tikrųjų, kiek te domina žmonių iš tikrųjų išspręsti šitą problemą. Labai mažai žmonių domina išspręsti problemą. Jie nori ten pasiskaityti kažką tai, pasvajot, pagalvot, bet realiai išspręsti problemos nenori. Yra nirgūna, tokia būsena, kada pakyli virš materialios gamtos gūnų, virš visų dėsnių ir šitos planetos, niekas jūs nebeveiks. Bet kai duodi priemonę, praktiką, realią praktiką, kuri buvo duota Kali Jugai, aprašyta Vedose, šventraščiuose visur, ir yra pavyzdžiai, kurie mokytojai pasiekia yra tą, duodi jiems. Ne, mums nereikia, mums reikia geriau pasiskaityti, kažkokias marmalus ar ne, savo ten palaikinsim, surinksim 1000 laikų. Pasižiūri 1000 laikų, surenka kažkoks tai postas, kuris ten kalba gražiai, ten kaip čia viskas veikia, jūs kaip čia ką, kokie čia jūs dabar, kokie jūs įtakoje esat, keistėsit sekančius metus, nes planetų kombinacija tokia ir visi, wow, su ovacijom, ten laikų 1000 patenkinti, ačiū, dėkui tau, kame reikalas, žinai. Duoti jiems procesą, galvoju, yra nirgūna, lygis, einam, praktikuojam, kartuojam mantras, skaitom, šventraščius, įgaunam žinių, išmokstam, kaip pakilti virš to viso. Ne. Mums to nereikia, čia nesąmonės kažkokios, tai čia, čia kažkam, čia ne mums, Tai toks labai absurdas, toks didžiulis absurdas. Tai tokias mintis man šiandien iš ryto. Tai prisijunkit, į procesą, kuris pakels jūs virš materialios gamtos dėsnių, virš materialios gamtos gūnų. Yra nirgūna būsena, niekas jūs neveiks, neįtakos, jokia planeta. Neveiks nieko, jausitės viduje širdį patenkinti, laimingi. Yra procesai, jogos procesai duoti ypatingai Kali Jugai. Aišku, kažkam jie nepatinka, kažkas galvoja, čia. Bet tai yra procesas, kodėl jį nepriimti, kodėl? Kažkaip klausimas toksai. Tai būkit protingi, prisijunkit, prie rimtų dvasinių praktikų, kurios gali atrodyti paprastos. Tarkim, mes kartuojam Hare Krishna Maha Mantrą, kažkas, čia, bet tai ta priemonė yra, tai meditacija. Tai koncentruojam savo protą, savo mintis. Tai yra mantra, labai galinga meditacijos forma, Gaunasi, kad tą mantrą kartuojant, kai mes kartuojam, jinai prasiskverbia, per visus sluoksnius tiesiai, į dvasinį pasaulį, tiesiai į mūsų sielą. Apeina viską,
apeina, reiškia, mentalinį kūną, reiškia, protinį kūną, ten visus kūnus subtilius, reiškia, mentalinis, kauzalinis, tie kūnai visi, bet iš esmės apeina, yra juslės, protas, reiškia, intelektas ir ego, reiškia, ir ištirpdo, reiškia, va šitos visus dalykus nuramina. Nuramina juslės, nuramina protą, reiškia, intelektas, reiškia, apsivalo, tada, reiškia, pasiekia ego. Ego ištirpsta, reiškia, ego. Čia yra didžiausia problema, kad ego. Aš ir čia viešpats esu viešpataujantis šitoj gamtoj. Tai reiškia, tai yra ego. Iš kur tos problemos ego? Kad aš esu čia viešpataujantis, viešpatauju šitoj gamtoj. Ir kas gaunasi to pasiekoj, kad aš esu viešpataujantis, tai ir vat. O realiai nesu viešpataujantis, ar ne, šitą gamtą jinai mus vėjelis papūs ir nuneš. Va, tai čia yra ir ego, toks išsipūtimas, kaip sakant, nulinis, tuščias vėjas, aš esu, kaip sakant, vėjelis ateis, stiprus uraganas ir mane nupūs, va, toli, bet ne, visgi aš esu viešpačio, aš su kažkas, tai labai veikėjas dėlis, tai toks ego, čia yra tokia tuštybė, tuščias reikalas. Tai faktiškai va, tas tuščias reikalas, jisai turi išsivalyti, jisai išsivalo tas nuo to ego, pakylam. Tai faktiškai vat mantra, taip jinai veikia, reiškia, jinai išvaro mūsų protą, juslės, intelektą ir galų gale ego. Kai tai nedingsta, kai tai dingsta, ypatingai tas ego, tai mes tada, reiškia, dabar mes per ego, būtent tai yra tas ego, tas instrumentas, per kurį mes čia įsikabinam į šitą materialų pasaulį, kurių užsikabinam, reiškia. Vat, ir tos materialios gamtos gūnos, ar ne, tos visos planetos dėl to ir veikia, jisai veikia per ego. Bet jeigu mes ego, reiškia, ištirpdinam, pakilam virš ego, viskas, mūsų gamta negali paliesti, viskas, jinai nėra kaip jūsų valdyt, kontroliuoti. Jūs kaip siela, reiškia, kaip tas, kas esate iš tikrųjų, jūs esate laisvas, palaimas, žinojimas, visa kita. Ateina kažkokios planetos, jos ateina ir ieško jūsų ego jumise. O per ego jis, kaip sakant, biškai papačiurkins. Nėra ego. Ką daryti, viskas, jo. Jūs prateka pro jūs šalia, jūs esat laimingi, nirgūna, tai vadinasi nirgūna. Tai va, prisijunkite, reiškia, į jogos procesus, va, prisijunkite meditacijas rytinės, reiškia, kad ir kiek jos kažkam būtų tokios, gal kažką reikia tokio, davai kokią tantrą, dar kažką čia užsiminėsim, kažką įdomiau, įmantriau, bet tai nepadės. Va, kur yra, reikia ieškoti tikrų, realių priemonių. Tai va, tikrų priemonių. Na, aišku, kas nori feiką, tas gaus feiko. Kas nori realybės, tas gaus realybę. Tai va, tik linkiu visiems, reiškia, atrasti tikrus dalykus.